Labas vakaras. Noriu pasveikinti visus su artėjančia Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Visiems palinkėti geros sveikatos, gražių saulėtų pavasario dienų. Ir pas mane va gėlės žydi dar nuo kovo 8-osios. Ir tulpės va pasveikino sūnus. Tulpės, kitas sūnus padirbo, malkų pakapojo. Va dar ir nuo gimtadienio gėlės žydi, nuo mano gimtadienio gėlės žydi. O dabar ta proga pasidariau dabar turtelį pasidariau. Šiandien kaip yra tie biskvitai, kur būna pirkti, parduodami. Ir juos užtepiau su obuolių koše, tik labai plonai užtepiau, labai plonai. Ir kai valgom, tai jaučiasi, lyg būtų medus užteptas. Ir vyšniom išdėliojau. Obuolių košės nuo pernai metų prisivyrinus turėjau nemažai. Ir vyšnių uogienės, ir slyvų uogienės, vyšniom išdėliojau. Ir taip pat galim papuošti ir jogurtų papuošti, taškeliais išdėlioti ar kaip. Ir skanaus valgymo ir su kava užvalgyti ir atsigerti kavos va švenčių metu. Ir jau pavasaris atėjo, kad tik tos dienos biški saulutės jau daugiau yra, kad dienos biški šiltesnis dar būtų, laukiam. Ir jau smagiau saulutė pašviečia. Ir linkiu gražios Lietuvos atkūrimo nepriklausomybės dienos. Ačiū už dėmesį.